Ok, prasideda 1:10 Taupeno finalas pirmas. Gerai, aš biškai patylėsiu. Karočiui, varau į 6. vietą, pafilmuosiu iš taip. Na ir taip, startuoja antras finalinis važiavimas ir tikiu, kad čia turėsim... Atvažiavo Domantas, tai bus reikalų čia aišku. Tai yra Manto ir Danieliai, dabar mačiau įvyko pokytis iš karto startavęs Danielius aplenkė Mantą, bet dabar vėl susipažino ir vėl apsilenkė. Na, pas vienu žodžiu karštą, bet bandykim šiek tiek liūktelti. Matau, atvažiavo Domantas, tai jisai važiuoja 1.8 elektrik klasį, tai jisai labai geras, iš tikrųjų varžovas yra, stiprus, tai dar kad prizinę vietą būčiau laimėjęs, tai tikrai nesijaučiu. Tikriausiai 4. vietą būsiu paėmęs. Nu, bet žodžiu, matysim. Va, Danila važiuoja, Ugnius važiuoja. Čia Mantukas. Modeliai, bet pačiu aišku reikalaujantis ir didesnių valdymo įgūdžių. 6 car high 6. A kokį Danielių drupą daryt? Taip, kol kas Danielius yra... Tokias automobilis, aš lūktelsiu šiek tiek... Aš prieki pas mane 100 drupo. Normaliai, o gale kiek turėtų būti? Antras atsilikdamas... 120? Ne per daug? Nes aš kaip tik sumažinau. 115 padariau. Nuo lyderio atsilikdamas 19 sekundžių. Tai tiesiog bandyta, ne? Vietos 9 sekundėm. Mažokai? Tai kas gali būti tame? Jeigu mažokai, kas bus? Nu, tipo, viršių? Nu, tai reikia padidinti tada. Tai žodžiu, priekį palikt 100. O kiek? Nu vartos, pas man sukibimas belenkoks, bet aš neturiu kitų ratų, pas mane super softas ten. Danielių viskas yra apgalvota, apskaičiuota, jokios rizikos nėra, ta prasme matosi, kur reikia, yra tiesiog prilėtinta, yra apskaičiuotas vienas arba keli žingsniai į priekį, puikiai ant kilimo supranta, kad gali virsti ten prilėtina, šiek tiek didesnių lankų posūkių tam, kad modelis nevirstų ir tiesiogiai mes turim, nematau taip, papirto, jis taip tiesiogiai buvo išleista ir pagavo kažkokį nelikimą padukas apvirtos. Aišku, čia tas reikia ir komentatoriaus įdromas, kalbėti apie tą asmenį, žiūrėti sporto jo klaidą. Tai būtų ir taip. Na ir jeigu neklystu, tai turėtų būti šiek tiek atstovų, dabar Ugnius dabar prarado. Kepurė labai smunka. Ne tą kepurę pasiėmiau. Bandykime surasti drąsoj. Taip, matau Ugnių, Manto, dabar... Bandysim viskas susigaudyti. Matau. Dabar... yra šiek tiek apsikeitę. Dabar važiuoja Mantas, taip. Tai čia atvažiuoja. Vos ne 360, sėkmingai ant ratų ir toliau jisai tęsia. Taip, irgi matosi, kad tėtis prilėtinės greičio, bet tas labai pasiteisina. Ir va, iš esmės ta taktika netgi nešokti per tramplinus, jinai šiuo atveju labai pasiteisina. Atrodo, kad tu prarandi sekundę, bet padarus klaidą yra prarandamas bent jau 5 ar netgi 7 sekundės, tai ką su kuo matuoji. Gerai kartais nešokti, nei padaryti klaidą, ilgesnei perspektyvai tikrai tai atsiperka, ypač šioje klasėje. Na taip, pasukti irgi matau paskutinėse ratose klaidų priviniota. Palinkėsiu jų nedaryti, va puikus ratas pasukiniu dabar. Rekordinis šis ratas. Palinkėsiu jų tik tokį tempą toliau. Be klaidų, nesėdus be klaidų ir viskas bus tikrai gerai. Ketvirtas važiuoja Erikas, pabandykim pažiūrėti, kas čia pas Eriką šviečiasi. Na, kas pritrūksta biškį sėkmės.
Taip, matau, yra smūgelių. Spaudimas, nuovargis saulė, mušelės, viskas čia išėjo, reikia važiuojant pirmą kartą tikrai yra aukšta, Benas važiuoja penktas, na irgi atsilikimas, na ir buvo beveik ratų, ir Ignas šiandien šeštas. Maršalai? Five, car 5, 6. One, car 2, first. Four, car 4, six, car 6, Nebuvo ta vieta, kurioje truputį car 1. Mes asmeniškai būčiau linkęs kolegą jau geriau išsilaukti ir tiesiog naudoti visą pranešimą. Iš esmės, tai yra irgi labai rizikinga vieta lenkimui. 1 minute to drive. Taip, lieka 1 minutė. O kažkaip tai Ignas čia įdomiai važiuoja, bet viskas gerai. Pasirodė, kad yra techninių problemėlių, viskas dabar yra gerai, šokas į visus tramplinas. Irgi tik palinkėsiu per tramplinus iš karto reikia spausti stabdžio gaiduką, bet truputėlį greičiau ir stabiliai. Ir tada Rusla! nebus parašiuto efekto. Taip, lieka 30 sekundžių, visai nedaug, na ir iš esmės manau, kad jau yra šios klasės šiandien galėtojas. Laimėdamas Danielius šitą važiavimą jau šiandien turi pirmą vietą ir nėra šansų jo nugalėti. Tai irgi puikus debiutas šioje klasėje. Nežinau, ar tai yra naujas modelis, kiek suprantu, tai yra Time is pakelis over. modelis. Race. Antras viskas finišuoja, antras. Car 1, 2, Laukia šitų toliau. Benas finišuoja. Ei! Andrilo! finished 4. Erikas finišuoja. Finished 3. Ignas finišuoja. Finished 6. Ignas finišuoja ir Normaliai. laukiam tik tai Danieliaus. Dabar matau, jisai išvažiuoja tiesiai po tramplino ir kerta starto finišo Finished liniją ir šiandienos